Taip, tai pradėsim turbūt pokalbį nuo paprasto dalyko. Skaičiau ne vieną interviu, kurį esate davę anksčiau, ir viename iš jų labai įdomiai apibūdinot dabartinių komercinių televizijų turinį, kad jis ugdo debiliukus. Nežinau, ar aš taip esu sakęs, bet aš tai minčiai pritariu iš tiesų. O Nes šita mintis, ar jinai reiškia, kad tik ugdo, ar iš esmės jau galim sakyti, kad jau kalbam apie dabartinius žmonės, kurie jau ateina į rinkimus, į politinius priima sprendimus, kad jau yra išugdyta dalis žmonių tokiais? žodis moko, pavyzdys patraukė. Čia labai senas pasakymas. Valinskas nebuvo pirmasis su savo grupė draugų, reiškia, atėjusių į Seimą. Ir vėlgi ten iškart įsisluoksniavimas. Iškart pasimatė, kas yra protingas, kas yra visiškai atsitiktinai pakliuvęs. Vėliau jiems teko ir išeiti iš Seimo, kas kryptingai iš savęs daro kvailelį arba nusižemina iki mūsų, labai atsiprašau, ne aš sugalvau tą žodį, iki mūsų runkeliukų lygio. Reiškia, kas yra tie runkeliai? Nu, visi sako, negalima taip vadinti Lietuvos žmonių, bet kadangi vienas didelis ponas taip leido savo pavadinti tautą, aš būčiau tiesiog gražesnį žodį suradęs, kokį nors lietuviškesnį. Oboliukai ar kriaušytės ten kažkas. Ir jie tada, jie nori tos kvailos programos, nes ta kvaila programa yra reitinginė, nes jie ją žiūri. Aš šiandien dėstau studentams, aš sakau, žiūrit Lietuvos televizijas, beveik nežiūri. Apskritai televizijos daug labai žmonių pradėjo jaunų nebežiūrėti, jie randa tai internete, bent internete jie ieško informacijos irgi iš užsienio. Iš kitom kalbomis ir jie nežiūri internete. Lietuvos televizijos nežiūri, jie nežiūri LNK, jie nežiūri ir chorų karų. Jie žiūri, aš nežinau, aš nežinau net kaip vadinasi tos laidos, nors pagal viską turėčiau žinoti. Tas, kur rodo ten, kad girti voliojasi, policija jo supakuoja, veža ir tos laidos reitinginės, aha, tada programų direktorius pasižiūri, o ir mums reikia tokios laidos. Ir geometrinė progresija, jos užpildo mūsų eterį, tada tokie žmonės kaip Vaitiekūnas, aš turiu menį ne kokį nors išsilavinimą, bet amžių. Reiškia, sako, mums tai neįdomu. Nebėra ką žiūrėti. Sklando kiekviename televizinėme žurnale ar laikraštyje, kur rašo apie televiziją, sklando mintis, nėra ką žiūrėti. Ir tada prasideda, reiškia, o kiti, kurie žiūri, ar kurie eina į Seimą, sako, žiūrėkit, Seimūnai taip daro, garsus dainininkai eterė keikiasi, matyt, reikia man irgi tai pradėti daryti, tada aš irgi ten pakliūsiu. Svajonė būti televizijoje šiandien gaji, ne mes ją sugalvojom. Amerikoje, jeigu tu pakliuvai į televiziją, tai visa gatvė keletą metų atsimena, kad šitą žmogų rodė televizija. Tai va taip mes platinam tokią visiškai masinę kultūrą, kuri net kultūra nėra ir televizija iš lėto virsta, baisus žodis, kuris dabar atėjo man į galvą, bet tokia paplavų duobe. Henrikai, o tarp žodžių nėra ką žiūrėti ir nėra ką rinkti. Yra sąsaja? 100%. Nes mes renkam, jeigu tavęs nėra televizijoje, tai tavęs nelabai išrinks į Seimą. Kodėl? Na, nesam juk visai jau... Nu, todėl, kad mes nenorim rinkti nepažįstamų žmonių. Mes norim rinkti į Seimą tą, kuris mums, aš žinau. Ir mes esam kalbėję apie tai, kad viena partija į savo sąrašus įtraukė Henriką Vaitiekūną. Bet ne šitą, o gyvenantį kažkur jauną simpatišką vyruką, gyvenantį Panevėžy. Yra viena tokia išlyga. Jeigu tu dirbi televizijoje, tai 50% tave myli, 50% tave žiūrėti negali, nekenčia. Net nežinia kodėl. Aš taip pat turiu tokių herojų televizinių. Pamatau ir galvoju, ką jis čia daro. Paskui pagalvoju, kodėl aš išjungiau, kodėl aš jo nemėgstu. Gal visai geras žmogus, aš jo nepažįstu. Bet dėl kažko. Ir tada reiškia, vėlgi sugrįžtant prie to, ką pasakiau, jie ateina, Vaitiekūnas.
gerai užpuolė tas, kuriam Vaitiekūnas patinka. Vėlgi, aš žinau, kam aš patinku. Labiau moterim negu vyram. Labiau moterim, kuriams virš 40, negu toms, kuriams iki 30, nors norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Reiškia, yra niša, kurioje aš tinkamas. Jie už mane prabalsuotų. Esu gavęs laiškų, kodėl jūs neinate į Seimą, reiškia, galėtumėte eiti. Tai reiškia, bet jeigu jiems patinka Radžis ar Zvonkė, ar Bunkė, neturiu prieš juos nieko blogo, bet, tegu jie dainuoja. Kodėl jie eina į Seimą? Aš parašiau vieną straipsnį į vieną laikraštį, kuriame su redaktoriu esame sutarę, kad, sakėm, tikrai 100% tau prižadu, rašyk, ką nori, neredaguosiu. Ir aš parašiau, kad Arūnas Valinskas yra visiškai niekinis seimūnas, bet nepamainomas supermenas ir šaumenas televizijoje, nepakeičiamas žmogus. Neliko to sakinio tame straipsnėje. Tiesiog matyt, tam redaktoriui pasirodė taip, kaip man nepatinka koks nors ten dainininkas, ar kas jam nepatinka, jis galvoja, nereikia pasakyti, kad Valinskas yra geras bent toj srity. Mūsų nuomonės yra visada subjektyvios ir jis išbraukė. Ir subjektyvi nuomonė yra tai, kad reikia balsuoti už kažkokį nors ten ūkio banko pirmininką ir išrinkti į Seimą. Mes pradėjom kalbėti apie politiką, apie rinkimus, apie viešuosius ryšius, tame tarpe matyti ir baltus ir juodus. Ir paties interesas jau kurį laiką yra ne tik domėti šitą sritim, dėstyti jauniems žmonėms viešuosius ryšius ir juodusius ryšius. Kas paskatino patį iš žurnalistinio pasaulio kelti koją giliau į tą, kuris yra kitapus žurnalistikos? Tai yra viešieji ryšiai ir ypač juodieji viešieji ryšiai. Kodėl pradėjote domėtis? Atsitiktinumas. Tiesiog man buvo tai pasiūlyta. Bet jūsų klausimas lypi kitas klausimas, toks užslėptas. Jūs kultūringai paklausėte, reiškia, ar Vaitiekūnai gal tave nepaklausėte, gal Vaitiekūnai tave televizijos išmetė. Aš išėjau pats iš televizijos, nes manau, kad labai svarbu laiku išeiti. Aš ne iš televizijos išėjau, iš laidų vedėjų. Nes šiandien aš matau Lietuvoje laidų vedėjų, kuriems senai laikas išeiti, o jie neišeina. Ir visada mokausi ir galvoju, va taip nedaryk, va taip nedaryk. Aš nesakau, kad aš kada nors negrįžčiau į televiziją, bet turėčiau, į autorinę laidą, bet turėčiau gauti labai gerą pasiūlymą ir keistą kokį nors pasiūlymą, nes vakar šalia mane sėdėjo laidos įrašė, televizinės laidos įrašė, žmogus labai, aš turėčiau atsiprašyti, kad nežinau jo pavardės, bet jūs tą pavardę turbūt žinosite, jis vaidino humoristinius personažus, Pilipukas jo literatūrinis pseudonimas, to šiauliečių su beisbolo lazdom. Balčiūnas, ponas Balčiūnas. Aš nustebau, jūs sakė, turi 5 įmonės, sėkmingai dirba ir klausiu, kodėl jūs, jisai sako, kai kas nors patinka man scenarijų, aš nueinu pavaidinu, bet sakė, aš tokioj televizijai, kokia yra šiandien Lietuvoje, nenoriu būti. Tiesiog žmogus augo, brendo, subrendo, pagalvojo, gal reikia rimtų dalykų užsiimti. Prieš daug metų, kada aš atvažiavau stoti, būdamas 18-metis, į žurnalistiką, aš nuėjau pas tolimą savo giminaitį, atvažiavęs iš Klaipėdos į Vilnių, perduoti ten savo tėvų linkėjimų. Tas giminaitis buvo labai Lietuvoje žinomas, labai garsus ir labai protingas žmogus, tuometiniai tarybiniai Lietuvoje. Tai buvo Mokslo akademijos prezidentas Juozas Matulis, mano mamos dėdė. Sėdi prezidentas Mokslo akademijos už stalo. Aš manau, kad čia partiniai reikalai ir tarybiniai kokie nors nedaug turėjo įtakos, kadangi jisai vis tiek buvo Mokslo akademijos prezidentas chemikas. Tai kur stosi, jis manęs klausė, sakau, bandysiu žurnalistiką. Tai melagių nori būti. Tais laikais pasakyti, kad melagių, čia mano gyvenimo svajonė, aš galvoju, žurnalistika, visa kita. Tada aš netkreipiau dėmesį į tos žodžius. Šiandien aš galvoju,
kaip smagu yra pameluoti žiūrovui televizijos arba laikraščių skaitytojui. Ne dėl to, kad tas melas yra kažkoks melas, dėl to, kad meluodamas tu kažką išgalvojai, pridėjai savo fantazijos ir tik tai tada, kai tu pridėjai tos fantazijos, tų nesąmonių, tada tu tampi įdomus, netoks kaip kiti. Aš atsinešiau knygą, Rusijoje išleista. Nauka vypėvать с пользой для здоровья. Mokslas išgerti ir kad tai būtų dar naudinga ir sveikatai. Kas čia yra? Tai yra melas, tas prirašymas, kad naudinga sveikatai. Tai yra juodieji viešieji ryšiai, nes jau mokslas išgerti būtų įdomu, bet dar kad tai naudinga sveikatai, Lietuvoje tokia knyga neišeitų. Mes turime tam tikrą teisingą cenzūrą, kuri reiškia ten iš karto alkoholio, tabako kontrolė, visa kita. Bet tai dabar aš, kai draugams tokią knygą parodau, sakė, matai, kaip gražiai surašyta. Ir vakar naktį aš skaičiau beveik visą naktį knygą, nes gavau prezidento Adamkaus knygą, nusipirkau, reiškia, knygynuose ieškau nėra, pasirodo, ją dar galima gauti maisto prekių parduotuvėse, nes ten, kur tie, kurie ateina maisto prekių pirkti, tie, kurie ateina į knygyną, šiandien yra pasiruošę sumokėti 100 litų už knygą arba 50, o kurie ateina duonos ir kefyro nusipirkti, tai ten knygos ir stovi. Ir aš perskaičiau ir galvoju, kodėl tą mūsų prezidentą taip puolė, kad jis ten atskleidė paslaptis, visą kitą. Aš pagalvoju, velnias, taigi tai juodieji viešieji ryšiai. Turbūt kas nors paprašė iš leidyklos, kad užpulkit kokią nesąmonę, ką jis ten daro, jis atskleidžia valstybės paslaptis ir tada knyga pasidaro įdomi. Tada visi nori sužinoti tai, apie ką kiti nerašė, apie ką kiti neskaitė. Reiškia, knygoje yra paslaptis, šitoj knygoje yra paslaptis nauda sveikatai. Prezidento Adamkaus knygoje yra paslaptis, kad jis parašo apie tai, ką tas žmogus pasakė apie tą žmogų. Televizijoje taip pat turi būti paslapčių. Šiandien jų nėra. Ateini ir žinai, kad galbūt ta dainininkė vėl susirado naują vyrą. Argi čia paslaptis? Man patinka, pradėjo nuo vakar ar nuo užvakar patikti Radžius, kuris, jis paprastas kaip 3 kapeikos, kaip sako lietuviai. Jis nemeluoja. Sakė, tu man nepatinki, tu man negražus. Tai yra gerai, tai yra tikroji žurnalistika, jeigu tokį Radžį parodai. Bet parodyk tokį Radžį, nemeluojantį, teisingą, 3, 5, 7 kartus atsibos, reikia kažko, reikia parašyti, kad Radžis galbūt jau turi draugę. Tada visiems labai įdomu. Apie tos juodosius ryšius, viešuosius ryšius, jie neišvengiamai susiję su politika, bet kuriuo atveju. Būtinai. Jie pastaruoju metu, ką aš dabar atkreipiau dėmesį, sartų lenktynės ką tik buvo. Vėlgi čia neapsieita be juodųjų viešųjų ryšių. Toks truputėlį nukrypimas į šoną. Visą gyvenimą dirbę žurnalistus, staiga perėjau vienoje mokykloje dėstau ten reklamos vadybą. Pradėjau tada, aš važiuoju pas savo seną mamą į Klaipėdą ir niekada pakeliai tuos plakatus reklaminius neatkreipiau dėmesio. Dabar važiuoju ir žiūriu, man įdomu. Tas pats su juodaisiais viešaisiais ryšiais. Žinojau, kad jie kažkur egzistuoja, bet kai mokykla įsteigė tokią discipliną ir pasakė, sakau, duokit programą, pagal kurią dėstų. Pasidarysi, sakė, tu tą programą. Tai yra paprasta ir tu rasi, pradėjau skaityti literatūrą, kurios nėra daug. Taip, iš tiesų tai labai įdomu ir aš juos pradėjau tuos juodosius viešuosius ryšius visur žiūrėti. Aš nežinau, gal aš klystu, tikiuosi gal studentai, jeigu jie dabar mus mato ir girdi, nepasmerks manęs už tai, bet aš mokausi kasdien. Sartai ką tik įvyko. Tas baisus šaltis, kuris buvo, nei jis baisus, nei ką. Kažkodėl vieno laikraščio redaktorius, ponas Vytenis Neverdauskas, paėmė ir paskelbė, kad sartai nukeliami. Visi pradėjo prieštarauti, gal jis ten kokių interesų turi, gal
Gal jam tą dieną žmonos gimtadienis, jis nori kitą dieną ten padalyvauti šventai. Aišku, juokauju, bet o po to kas darosi? Internetinėme puslapyje žirgo snukis, graži galva, visa kruvina reiškia. Ką daro lietuviai? Į šaltį išvarė, žirgai kruvini. To kraujo visada būdavo ten, nes arkliukas įsiazartina ir jis ten netyčia susižeidžia. Ir nieko tokio. Bet tęsiasi. Kažkas, viena grupė norėjo, kad šventė būtų tą dieną, kita grupė norėjo, kad šventė būtų tą dieną. Vieni, tie, kurie lenktyniauja su lietuviškais arkliukais, kurie matė tą žiemą, sakė, nu tai turi būti visiems lygios teisės. O tie, kurie turi arabišką ristūną, kainuojantį kaip 3 Mercedesai, jis bijo, kad tas jo turtas peršals iš tiesų. Interesų konfliktas ir prasideda melavimai, nuotraukos su krauju, žiūrovų ir skaitytojų audrinimas, kas čia, kaip čia, bet šventė praėjo, viskas užgeso. Jokingas momentas yra su stintų šventė. Visą gyvenimą važiavau ir filmuodavau į Palangos stintų šventę. Staiga žiūriu, mano geras, šiek tiek save pagerindamas pasakysiu, mano geras bičiulis, nors nedrįščiau taip sakyti, ponas Vinkus dabar yra Nidos meras, ir ten stintų šventė. Ir 2 stintų šventės tą pačią dieną. Ir Labame ryte stovi Palangos meras ir Neringos meras. Ir vienas per kitą šaukia, pas mus geriau, pas mus geriau. Čia tas pats, kas 2 žinios, 18:45 per 2 kanalus. Taigi padarykit jūs vis tiek dalinatės tą patį Lietuvo žiūrovą. Jis pažiūrėtų ir tas žinias, ir tas žinias. Jis dalyvautų ir toj šventė, ir toj šventė. Dabar yra kova. O kur yra kova? Ten pasitelkiama žurnalistika, ten atsiranda viešieji ryšiai, nes be jų negalima, ir ten būtinai atsiras juodieji viešieji ryšiai, kad mes duosime dar ir blynų. Aišku, šiandien ar kitą dieną kalbėdami per televiziją, jie nesako, vienas Neringos meras nesako, kad nevažiuokite į Palangą, o Palangos meras, kad ne. Bet kad mes geresni, jie sako, jau. Ir žurnalistė paklausė jų ekrane, ar negeriau būtų, jeigu to šventės būtų atskirai. Jie neturi atsakymų, jie nepasiruošė tam. Lietuvio genuose yra užprogramuota kovoti. Mes kovojame, pasitelkdami visas įmanomas ir neįmanomas priemonės. Dabar prie aktualių, pavyzdžiui. Mes matom kasdien kokius nors konfliktus ir skandalus viešus. Pavyzdžiui, dabar finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovo atleidimas, neatleidimas, turbūt taip reikia vadinti. Taip. Paprastam žiūrovui, su kuriuo tenka ir man kartais pabendrauti, atrodo čia kažkoks visiškas absurdo teatras. Vienaip mąsto Palaitis ministras, kitaip mąsto Kubilius premjeras, čia dar įsijungia Grybauskaitė ir dabar jau niekas nebesupranta, kas čia iš tikrųjų, kam perbėgo kelią arba neperbėgo kelio ir Snoro istorija. Mes suprasim, ateis laikas, reiškia Grybauskaitė, taip kaip ir ponas Adamkus, parašys knygą ir tai atsitiks po 15 metų ir bus parašyta, kas ten buvo. Apie Snoro banką aš sakau, kad anūkai mano, jiems dabar vyriausiam 9 metai, tai gal jisai ir sužinos, o gal tik tai jo vaikai sužinos, kas ten atsitiko Snoro banke. Ta juodoji pusė ilgai neišaiškės, nors viešumoje tiek kalbama ir komisijos Seime, ir visi kalba, čia visi vieni kitus įtraukinėja, kaltina. Manai, kad per artimiausius 5 metų, tai yra, išrinksim kitą valdžią, dar nesužinosim? Dar nesužinosim. Mūsų FNTT mes sužinojom jau vakar arba užvakar, nes LNK žinios, gal jiems tų 1 lito ten trūksta, kad jie už tą skambutį ima 1 litą ir sako, skambinkite. Ne dėl to jie skelbia apklausą. Jie tiesiog nori sužinoti žmonių nuomonę. 92% pasakė, kad Palaitis slepia kažką. 92%. 8% sako, kad teisingai vyrai buvo atleisti. Kaip aš sakau studentam, čia yra reitingas. 92 ir 8, kaip aš studentam visada sakau, netikėkite reitingais, bet visada tikėkite, kad tendencija jie rodo.
O jeigu paprasčiau paklausčiau apie dabartinius mūsų politikos lyderius, visi jie užsiema tais vadinamaisiais viešaisiais ryšiais, tai yra viešumoje nuo ryto iki vakaro iš esmės. Prezidentė, Seimo pirmininkė, premjeras, ministrai, ką jau kalbėt, kad ir kai kurios valdžios įstaigos, ta pati FNTT ar STT, kasdien šmėžuoja jų vadovai su kokiais nors viešaisiais ryšiais. Gilindamasis dabar į vadinamosius juoduosius arba tos nematomus ryšius, kurie neišvengiama dalis. Kiek tose viešuosiuose ryšiuose yra tikrųjų viešųjų ryšių? Oi kaip nedaug, jūsų labai geras klausimas. Tikrųjų viešųjų ryšių yra visiškai, aš dar kitaip pasakyčiau, tai yra lietuviški viešieji ryšiai, lietuviški viešieji juodieji ryšiai. Mes esame išskirtinė tauta, mes esame. O kuo jie kitokie lietuviški tie juodieji ir viešieji ryšiai? Valdžios ypač žmonių su. Žinote, kuo skiriasi lietuviškos mergaitės nuo rusiškų mergaičių? Todėl, kad lietuvė mergaitė, aš turiu menį mergaitę tą, nuo 18 iki 30 metų, kol dar jaunos ponios gražios. Lietuvė visada sako vieną, galvoja antrą, daro trečią. Taip man smagu nuvažiavus į Rusiją su tom jaunom rusiam pabendrauti. Jos visada sako tą, ką ir galvoja, tą ir daro. Aš nežinau, kas tai yra, bet mes, ar mūsų bažnyčia, ar mūsų tėvų auklėjimas. Kažkodėl mes namuose vaikai su tėvais, čia pirmą kartą man atėjo ta mintis į galvą, tarp vaikų ir tėvų taip pat egzistuoja juodieji viešieji ryšiai. Dukrelė mažytė, kuri sako, ji nesako, mamytė, nupirk man suknelę. Jinai sako, tu tikriausiai norėtum, kad tavo dukra atrodytų gražiausiai iš visų tame būrelyje darželio, reiškia. Ar čia ne juodieji viešieji ryšiai? Čia, jeigu jin pasako, tai dar girdint daugeliu žmonių. Viskas, mamytė, nesakys, kad aš nenoriu, kad mano vaikas būtų. Bet gal galima šito netaikyti principo, kad yra tiek daug juodųjų ryšių, pavyzdžiui, tiem žmonėm, kurie Lietuvoje turi vis dėlto aukščiausius pasitikėjimo reitingus. Gal jie netokie? Jeigu žmonės taip pasitikė, pavyzdžiui, prezidentė, Seimo pirmininkė, dar vienu kitu žmogum. Negi taip visiems. O tai, kad Seimo pirmininkė sūnų bandyta įkišti į snoro istoriją. Suprantat, 100% neabejoju, kad žmonių pasinaudojusių ir žinojusių buvo. Gal jūs priminsit man, kaip vadinosi tas bankas, kuris žlugo, iš kur ten ministras pirmininkas pasiėmė pinigus? Tuo metu tai buvo Akcinis inovacinis bankas. Akcinis inovacinis, taip. Atėjo viena žurnalistė, mano kolegė, ir sako, Henrikai, darom reportažą, nes ne tik tai premjeras iš ten pasiėmė pinigus, bet ir dar vienas žmogus. Ji man pasakė, koks tas žmogus, sakė, aš gausiu ir dokumentų. Ir aš, taip, nesu tokių reportažų specialistas. Mano reportažai paprastai ne politiniai būna ir ne finansiniai. Bet aš labai susidomėjau, nes tas žmogus toks didelė garsenybė Lietuvos. Aš parėjęs namo pasitariau su žmona, sakau, kaip tu manai, jeigu mes čia pradėtumėm dabar dar iškapstytumėm tą antrą žmogų, kuris atsirė pinigus. Vaitiekūnienė, kuri yra dora katalikė, pasakė, nelįsk prie bažnyčios. Tai ne jo pinigai, tai buvo bažnyčios pinigai. Bažnyčia atsiėmė tarsi ten pinigus irgi. Aš šiandien negaliu to tvirtinti, kad taip ir buvo. Nes mes nedarėm jokio žurnalistinio tyrimo. Bet reiškia, yra kažkas, žmogų mes galim sužlugdyti, pasakyti, kad jis pasiėmė, netgi jeigu jis nepasiėmė, jau kilo įtarimų šešėlis, jau tas žmogus blogas, taip atsitiko su Seimo pirmininkės sūnum, ten ar su kažkuo, ir tuo pačiu šešėlis ant Seimo pirmininkės mestas. Bet bažnyčia kažkaip mes nelietėme. Ir manau, šiandien atsitiktų taip pat apie bažnyčią kažkaip, Lietuvoje negalima kalbėti blogai apie bažnyčią. Kas čia yra? Kodėl negalima? Ten taip pat žmonės. Jūsų dovanotoje, berods jūsų dovanotoje knygutėje apie žurnalistiką aš išskaičiau, jeigu kitoj, tai pataisysit mane, kad reiškia,
Yra grupė vyrų, kurie labai mėgsta skaityti laikraščius apie pedofiliją. Nutarė redaktorius patikrinti, nusiuntė tyrėjus į namus. Ne, sakė, ne. Todėl, kad jis nusiuntė tyrėjus į namus dienos metu, kai tuose namuose vien tik moteris. Jos ten dirba, skalbė, ne pas mus, sakė, niekas tokių dalykų, čia nesidomi tais dalykais. Pasirodo, vyrai labai domisi, tik tai jų namuose nebuvo ir tyrėjai nesužinojo. Tai čia tas pats yra, irgi, pas mus, jeigu dabar ateis čia pro duris pasibels ir pasakys, ar jūs pasitikite bažnyčią, mes pasakysime taip, ar jūs pasitikite žiniasklaidą Lietuvos, mes pasakysime taip. O kai išeis, tai mes čia dviese likę sakysim, aš bažnyčią pasitikiu, bet va ten vienas atvejis toks buvo, arba va žiniasklaida pasitikiu. Vėlgi prezidento Adamkaus knygoje reiškia, yra tendencingai puolamas vienas laikraštis ir vieno laikraščio redaktorius. Kodėl? Aš nežinau, aš manau, kad tiesiog ponui Adamkui jis nepatiko, ar kažkas tarp jų atsitikė, bet, prezidentas neturėtų pulti vieno laikraščio, jis turėtų pulti visus. Buvo man su vienu Lietuvos ar aukštų pareigūnų pasakyti, gal ne, gal pasakysiu su vienu Lietuvos prezidentu. Nelaimingas atsitikimas jam įvyko su manim. Jūros šventė Klaipėdoje, ten visada aš filmuodavau, būdavau, alaus daug pridėta, 3 valstybių Baltijos prezidentai geria tą alų. Ir aš prieėjęs prie prezidento vieno, prie mūsų prezidento, nesvarbu kurio. Daug jau turėjom, kiek, 4, 5. Klausiu, sakau, prezidente, ar jūs galite įsivaizduoti šitą šventę be švyturio alaus? Prezidentas geroj nuotaikoje būdamas sako, be švyturio alaus aš neįsivaizduoju Lietuvos. Jeigu čia būtų Amerika, aš šiandien dar gyvenčiau už švyturio pinigus ir važinėčiau kadilakais, reiškia, nes aš manau, kad švyturys turi įsikirpęs tą interviu vietą. Bet jisgi yra prezidentas, jam vienodai brangus turi būti ir švyturys, ir ragutis. Ir tauras, ir kokie nori dar alus. Prezidentas padarė klaidą. Niekas jos nepastebėjo, bet aš kartais studentai apie tai primenu, kad tu vienaip nuskambės, kai aš tai pasakysiu, kitaip nuskambės, kai prezidentas pasakys. Sugrįžtame jūsų pokalbio pradžią, jūs sakėt, eina į Seimą, žmogus, kurio aplinka netikė, jis galvoja, palaukit, aš tapsiu Seimo nariu, jūs manim patikėsit, nes jūs pasakysit, kad tai sako Seimo narys. Enrikai, rinkimai šiais metais ruduo bus. Daug kas jau dabar prognozuoja, atsargiai prognozuoja, kas ten bus vėl, bus blogesnis Seimas, geresnis, net, pavyzdžiui, vieno banko patarėjas įsijungia į tą pokalbį. To viešumo, apie kurį mes galėtume kalbėti viešieji ryšiai, iš tikrųjų išmokę turbūt dabar visi yra, jau ne tik šoumenai, ne tik televizijos žmonės, visi politikai iš esmės apmokyti arba išmokę yra, turi specialistų, patarėjų. Kaip pats įsivaizduoji, tu nematomo juodo ryšio arba kitaip tariant tikslų, kurie žmonėms nebus pamatyti vėl iki rinkimų, bus vėl tiek pat daug kaip anksčiau? Be abejonės. Ir bus tikrai kas nors naujo, apie ką mes šiandien dar net pakalbėti negalim, nes nežinom. Kas nors jau sėdi ir jau, reiškia, tamsiam kambarėlį jau rašo ir atėjus laikui. Scenarijų naują. Taip. Jūs pagalvokit, dabar mes suradom daktaro Jono Basanavičiaus dokumentus. Ar juos mes suradom vasario 14 dieną? Gal lapkritį, bet sakai, palaukime kitos dienelės, ateis vasario 16, kaip visiems bus smagu, nauji faktai apie Joną Basanavičių. Čia yra tas pats. Yra laukiama ir jau tikrai ruošiama. Aišku, kartais būna tokių šūvių nevykusių, kaip kad ponas Romanovas iššovė Kvetkausko laidoje, reiškia ten. O gal čia yra? Gal čia taip ir sumanyta buvo? Skandalas kilo. Dėmesio yra. Aš manau, kad negalėjo būti taip sumanyta. Dėmesio yra, bet proto nėra.
Bet pats, Henrikai, vėl grįšiu į pokalbio pradžią, minėjai apie televizinį tokį, debiliukų ūkdymą. Ar galim galvoti, kad iniciatyvos, kurios dabar, pavyzdžiui, yra jau keletą metų ir nevyriausybinės organizacijos bando žmonėms atkreipdėmėsi, žiūrėkite į tos politikus, analizuokite jų veiklą, nerinkit bet ko, neužkipkite ant tų kabliukų. Lyg ir atrodo apie tai kalbama, bet prognozijas specialistų, kad nepaisant šito kalbėjimo... Taip, vis tiek mes išrenkam taip. Nu kaip? Kur čia šuo pakastas? Labai banalus būsiu. Butelyje alaus, skalbimo milteliuose, kaip čia mėgstama sakyti. Aš nesuvokiu Uspaskicho fenomeno. Už ką myli jį Lietuvos žmonės? Man jis patinka. Jis toks, kaip čia pasakius, šustras vyrukas. Taip. Teko man dalyvauti vienai televizijos laidoj ir aš nustebau kartu su juo. Laidos vedėja, visai Lietuvai pažįstama, ugninga moterišė, kurie šiaip bet ką nusodinti gali ir Vaitiekūnas eina ten, nežinodamas, ką jin ištrauks prieš mane. Jin jam mikrofoną atidavė. Jin rankas taip susidėjo ir klausėsi, ką jis ten šneka. Šnekėjo jis visiškus niekus. Daugam Lietuvoje jo rėmėjams turbūt patiko. Aš nesuprantu žurnalistės pozicijos. Aš manau tik tai vieną. Nupirko. Gal ne pinigais, jokių būdų ne pinigais, kažkuo. Gal kelionę prižadėjo, gal... Kyla įtarimas, kada aštrus publicistikos asas staiga ištykšta prieš kažkokį poną, kuris vis tik tai, iki šiol mes nežinom, turi jis tą diplomą ar ne. Ne diplomė esmė. Aš į šitą pastatą, kuriame mes kalbamės, čia vienu metu dirbo 2 žmonės neturintis diplomų. Tai Lietuvos radijo ir televizijos pirmininkas ir Vaitiekūnas. Tik tai 2 žmonės čia neturėjo diplomų. Šiandien jo nebereikia, turbūt reiškia, bet ne diplomas lemia. Kai dabar užsiminė apie turbūt vieną iš tų ryšių, kuris žmonėms kelia įvairius jausmus ir apie tai yra daug spekulacijų, daug tikrų faktų, žurnalistikos susiliejimas su viešaisiais ryšiais. Kitaip tariant, žurnalistų susiliejimas su tais, kuriem reikia viešumo, gal taip paprasčiau kalbėkim, su politikais, verslininkais didžiaisiais. Ką pats apie tai manai ir kaip tą tendenciją įvertintum, atsiribojant nuo galbūt kokių nors spekulacijų, bet tiesiog stebėdamas iš šono? Yra viena politikė moteris, kuri žiauriai man patinka. Bet ji šiandien taip pat šneka tokius niekus kaip ir Romanovas ir aš bijau pasakyti visiems, kad ji man patinka. Kodėl? Todėl, kad gėda. Visi sako, ką tu šitą ponę, oi, ką tu. Jin padarius labai daug gero Lietuvai. Ir neturinti gerų patarėjų viešiesiems ryšiams. Ji mano, kad tebėra jauna ir graži. Ji mano, kad tebėra. Suprantat, viskas labai greitai keičiasi. Tai, ką mes šiandien naudojamės, tas aparatas, kuriuo jūs mane šiandien filmuojate, po 5 metų jums bus gėda įsitraukti, nes studentai kiekvienas kišenį tokį turės. Labai viskas. Aš visą gyvenimą rašiau parkeriu. Ir tik prieš keletą metų pradėjau rašyti kompiuteriu. Ir dabar, kada reikia parašyti paprastą straipsnelį, aš jį aišku parašau kompiuteriu. Kai reikia parašyti gerą straipsnį, aš rašau parkeriu. Technika iškreipia mintis. Gal neiškreipia, pakeičia. Kita aplinka pakeičia mintis. Ir vat ponė, apie kurią kalbėjau, politikė, ji gyvena dar ten, užvakar. O jai reiktų būti šiandien. Vaitiekūnas jau nebejaunas vyriškis dėja, kuriam patinka jaunos ir gražios studentės. Sako, ko tu eini dėstyti? Aš vienoje mokykloje dėstau ir gaunu ten jau tokį simbolinį atlyginimą, kad reiškia, benzinui tik tai, kad nuvažiuoti iki ten ir atgal. Aš čia turiu omeny net tą mokyklą, kur viešuosius ryšius dėstau. Sako, ko tu važiuoji, tai laiką gaišti.
Sakau, palaukit, aš turėčiau primokėti. Nes aš gyvenu su jaunai žmonėm, kurie sukasi kitame rate negu aš ir aš kasdien iš jų kaip vampyras kažką paimu. Sakau, o kaip ten, vat, pradėjau jiems dėstyti apie aktą šitą, tą, kur dabar ten, reiškia, iškilo ginčai, Lietuva jau pasirašė, o niekas čia nežino, kas čia per daiktas. Ir pradėjau jiems aiškinti, kaip čia bus. Sakė, ne, dėstytojau, ne taip, va čia yra taip, taip ir taip. Aš nepuoliau aiškinti, kad jūs čia viščiukai nesuprantat. Aš pasakiau, kaip įdomu, kur čia galima dar pasiskaityti. Aš pasiskaičiau ir mes toliau, antradienį kitą diskutuosime vėl tą temą, nes iš jų aš sužinojau informaciją, ne iš laikraščių, ne iš Lietuvos spaudos, iš tų, kurie daugiau skaito jaunimo literatūrą. Viena studentė parašė man, sakau, jūs taip gražiai rašot, ar jūs kokios gal žurnalistikoje, nors jo specialybė visiškai ne žurnalistika. Jis sako, taip, aš tokiam leidinį 370 ten kažkas. Aš žurnalistikos dėstytojas, toks ne pečiulis, aišku, aš, bet turėčiau žinoti. Ir man atsiuntė tą leidinį, viešpatie, kiek įdomių dalykų. Tai vat suprantat, visą laiką reikia mokytis. Aš bijau, kad kai kurie mūsų politikai sustoja, nesimoko. Jie mano, kad jie yra viskas, pasaulio bamba. O visuomenė? Kiek visuomenės paties nuomonė irgi nustojo norėti mokytis arba tobulėti, arba šis kažko sieknės? O čia ir yra problema. Visuomenė mokosi iš televizijos, nes tai yra, kažkodėl visi įsivaizduoja, kad laikraščiai kainuoja, o televizija ne. Čia aš už dyką, sakė, žiūriu. Ne už dyką jie žiūri, bet jiems taip atrodo. Ir todėl jiems atrodo, kad čia yra ir rimtų laidų, mokomųjų, čia yra pramoginių laidų, čia yra žinios, čia yra visas pasaulis mano, yra televizorius. Tokių žmonių tikrai Lietuvoje daug. Ir todėl tas išsilavinimo lygis, jis būtų geras, jeigu televizijos manytų, kad jie yra taip pat visas pasaulis. O jie galvoja, kaip čia mums išdurti dar tą žiūrovą Lietuvos, kaip dar paimti iš jo kelias kapeikas. O kaip tada tokiam kontekste, kai tiek daug žmonių tokių yra, kaip pats minėjai, skamba premjero viltys ir žodžiai, kad Lietuva turėtų tapti aukštų technologijų, aukšto intelekto, išskirtinių savybių šalimi. Įmanoma tokia misija? Aš pasakysiu, ką išgirdę tokį sakinį, ką galvoja tas žiūrovas televizijos, kuris išgirdo tai per televizijos, galvoja, šnekėk, jau baigėsi tavo laikas. Taip jis galvoja apie tą premjerą, o ateis kitas, išnekės apie kitas technologijas. Taip. Ar galima sakyti, kad nepaisant to, jog iš tikrųjų viskas Lietuvoje atrodo taip vieša, kad jau dabar net bet koks politikas turbūt nuėjęs nors papietauti, gali būti greitai susektas, vieni apie kitus viską žino, atrodo, kas kur kokį pinigą įdėjo, parėmė, nuvažiavo, permiegojo. Ir pats minėjai, kad daugybė dalykų yra, kurie nematomi, tie juodieji ryšiai. Šita iliuzija, jinai prie ko veda? Kaip pačiam atrodo, kas toliau bus, jeigu ta tendencija išliks tokia pati? Artimiausius 10 metų niekas nesikeis. Gal tik išeis keletas panašių knygų, kaip prezidento Adamkaus knyga, iš kurios mes po kruopelytę susirinksim. Aš turiu keletą draugų, kuriuos ir jūs pažįstate, nes jie yra teisingi labai žurnalistai, bet kurį laiką pabuvę Seime. Ir kai mes sėdim, geriam kavą, kartais ne tik kavą, jie sako, taip. Negali būti, jeigu tai buvo ten ir ten, jeigu tau už rankos pakelimą pasiūlė tiek ir tiek, kodėl tu dar neparašai? O atsakė, čia jau tu nesupranti, eik ten pabūk, tada suprasi, kodėl neparašau. Tai sakau, paėmei ten už tą pakelimą. Ne, griežtai ne. Bet žmonės neįsivaizduoja. Tas žmogus, kuris sėdi su manim, man negali meluoti, jis yra mano draugas nuo vaikystės, reiškia. Buvęs Seimo narys, tai parašyk. Ne dabar.
Nesnei su vienu vyriausiu redaktoriumi teko kalbėtis, atsivedus jaunų būsimų žurnalistų grupę, apie scenarius. Na, optimistinis, pesimistinis scenarius, dabar daug kas mėgsta ir verslas, ir politikai vertina ekonomiką, pasaulio raidą pagal optimistinį ir pesimistinį scenarių. Ir tas vyriausias redaktorius, kalbėdamas apie viešą erdvę, ypač viešą erdvę Lietuvos, pasakė taip, kad yra galimi du variantai iš tikrųjų, pesimistinis ir optimistinis, bet jo nuomonė, bet koks optimistinis scenarius yra truputėlį idiotiškas, nes pesimistinis yra žymiai realesnis. Įdomi labai mintis. Aš nesutinku. Aš prišnekėjęs jums visokių juodų dalykų, reiškia, kad va, tokia publika, tokia televizija bloga, aš esu labai didelis optimistas. Aš manau, kad viskas pasikeis ir pasidarys taip, kaip yra tikrai normaliam demokratiškam pasauliu, kad mūsų televizijos, mūsų laikraščiai, jie egzistuos ir taps tikrai įdomu. Sakė, kodėl šitas rašo taip, mane studentas klausė, o šitas taip. Todėl sakau, kad tu skaitytum juos abu. Nes reikia žinoti ir tą, ir pasikliauti savo protu. O kas leidžia pačiam tikėtis optimistinio scenarijos? O būtent jauni žmonės. Sako, ai, mūsų jaunimas blogas, jis toks ir toks, o tie, kur stoja į žurnalistiką, iš vis nori tik televizoriuje rodytis. Yra ir tokių, bet labai nedaug. Yra labai geras jaunimas, yra ant tiek gabių žmonių. Liūdesys yra tik tai vienas. Didelis tas liūdesys. Ar liksis čia? Nes jie baigia čia tą, įgauna nemokamus beveik pradmenis ir paskui fit. Reikia, kad sugrįžtų. O čia vyriausybės turi būti rūpestėlis ir visos prezidentūros ir aš nežinau kieno ir mūsų turbūt irgi, kad jis sugrįžtų. Bet kadangi aš dirbu su jais, dabar, tai ir yra man, jeigu aš nedirbčiau su jaunimu, sakyčiau, Lietuva viskas yra tokioj duobėj, kad yra labai puikių žmonių, jaunų, protingų ir šitais koridoriais vaikščiojančių. Nesenai teko būti egzaminų komisijoje, kur žurnalistai baigia ir ten tie dėstytojai kartais spaudžia juos irgi kažkokių datų mokytis. Nu, nebereikia šiandien datų mokytis. Nebereikia šiandien mokslo įstaigose, kad studentas, nu, ten pirmos knygos išleidimo metus gal reikėtų žinoti, kada Lietuvos televizija įsikūrė, kokiais metais maždaug orientaciniai reikėtų žinoti. Bet nereikia datų. Jie dabar, mums buvo reikalingos datos, nes būdavogi, turbūt nebėra tokios skyriaus Lietuvos televizijoje, dosie buvo. Jeigu, pavyzdžiui, aš ateinu, duokit man viską apie Vilniaus banką. Prie bibliotekos būdavo dosie ir ten Vilniaus bankas, kur mergaitės gražiai sekdavo kiekvieną iškarpą iš laikraščio apie Vilniaus banką. Dabar turim kompiuterį, jis tik tai pagooglino ir viskas. Aš dalyvauju tokiuose protų kovose kartais ten su jaunimu irgi. Ir visada niekada neatsakau į klausimus, kokią muziką groja, nes reikia žinoti autorių arba atlikėją, tad iš kur jie žino. Taigi sakė Vaitiekūnai, nebūk tu senelis visiškas, dabar pakišo į telefoną, ta muzika skamba, telefonas jau ir užrašė, kokia ta muzika groja. Turi būti kitoks. Aš esu toks nestandartinis dėstytojas, gal išmes mane iš tų dėstytojo pareigų. Aš sakau, mano tikslas yra, kad jūs išmoktumėte mąstyti. Viskas. Visą kitą jūs žinote, kompiuterius jūs žinote. Ir todėl aš esu šviesiai nusiteikęs, žiūrėdamas į ateitį, aš manau, kad viskas bus gerai. Tik tai žiūrėdamas į savo 9 metų ir 5 metų anūkus, aš galvoju, nu sunku jums bus, sunku bus įstoti. Konkurencinė kova laukia didžiulė. Kalbų reikia mokėti. Dabar aš, pavyzdžiui, kada mes mokėmės viduriniai mokyklai, mes sąmoningai nesimokėme anglų kalbos, nes sakėme, kam čia mums reikia, mesgi niekur iš tos Tarybų sąjungos neišvažiuosime. Dabar jie sąmoningai ir netgi piktybiškai, mano anūkas, nesimoko rusų kalbos. Kodėl, sakau, Rokai, aš nenoriu, jisai sakė. Ar tu supranti, sakau, kaip aš išduriu studentus. Aš nueinu į biblioteką. Ten tiek puikių knygų rusų kalba, verstų iš anglų, prancūzų, italų, iš kur nori. Aš pasižiūriu, puslapiai net nesukarpyti. Jie nemoka. Ir aš todėl jiems sakau, anglų kalbą mokat, taip,
Labai blogai sakau, nes nemoka turbūt rusų. Pakelkit rankas, kas moka rusų. Iš 300 auditorijos, čia buvo Kaune, kada tokia didelė auditorija, skaičiau paskaitą, 5 žmonės pakėlė ranką. Reikia, rusų politika tai ne rusų kalba, nu, reikia viską žinoti. Tai ačiū už mintis, kad reikia viską žinoti ir už optimizmą. Trumpas labai, tai klausimas ir tikiuosi toks trumpas atsakymas. Jeigu jaunoji karta yra ateitis, tai o su senaja karta kas Lietuvos? Niekada nebuvau išgirdęs tokio klausimo, bet norėčiau, reiškia, pabaigti taip pat optimistiškai. Mano mama yra 94 metai. Ji labai jaudinasi, kad negalės, jeigu aš jai nenupirksiu to priedėlio prie televizijos, tai negalės matyti panoramos. Tai labai dėl to jaudinasi. Aš manau, kad neprarasta ir senoji karta. Ačiū labai.